Sveiki sugrįžę į mano kanalą ir aš filmuoju įvairūs taip mokyklai, pavyzdžiui, mini, kaip atsinešti slaimą, taip, sugalvojau aš pati. Gerai, pradėkime šį pasidariau jauką ir pradedam nuo pirmo. Ir aš va tokį turiu galvoju balonytės, bet pakeičiu kapsulės. Bet nereikia, bet gali padėti šitą dalyką, kad kapsulės galima sudėti. Bet man po to reikės kitam DIY. Ir čia kaip yra mano toks, tai aš sugalvoju va tą įsidėtų tų mini lapelių pasigamint ir įsidėti jas. Va. Tipo, kai tau reikės, gali pasiimt ir gali užrašyti ant mini lapelio. Kaip pagaminti, tai pasiimu va kažkokių kvadratėlių popierių, tokius spalvotus, aš galvoju tokie. Ir juos reikia sulankstyti, kad būtų va tokie va maži langučiai, žinau, bet va tokie. Po to iškarpai juos. Kaip sunku visą vieną filmuotai. Ar po to jau sulankstai. Ir įdėjai į šitą. Du kartus šitą sulenkį. O ten tai labai reikėtų. Gal to lapelį man pakaks. Dabar man trūksta tik žydį ir mėlį. Man užteks tik 4. Arba aš nebūtinai galit sulankstyti. Aš iš šitų dabar nesulankstysiu, bet įdėsiu paprastai. O tokiais nesulankstytais. Kadangi man reikia sulankstyti, aš galiu tiesiog užsidėti. Va, man užteks. Ir jau ką, čia galit parašyti kokį mažą raštelį, dar kažką. Va, tokio lapelio. Jeigu jums įdomu, kas čia buvo, tai aš esu niuko. Gerai. Ir čia baigėsi pirmas, tai dabar einam prie antro. Kaip aš turiu šitus klijus, tai čia du galite. Va, čia tuščiu, aš viską ištraukiu. Dabar, bet aš va šitą padariau toks, va čia net neišeis, bet turiu va užuolą patraukia. Tau atsidaro ir čia lapukai irgi. Toliau
ir galima tiesiog uždaryti viskas. O dabar šitom karcijom. Tiesiog įdedam jas ir viskas. Bet irgi per daug nepridėkite, nes tada ištirs. Užtenka 5. Ir dar biškai reikia švarios kepurėlės. Kaip aš turiu. Ir dabar, kaip slaimą įsidėti šitą. Pasiemi slaimą kokį nori. Tiesint stalo, tai vat. Dedi šitą antspaudą, kol tu ištrauki. Ištraukiu. Va tokį. Jūs galite, kad tai didesnė, bet va tai vat galite kišti ir atrodo, kad čia tokių klijų turite, po tokių fainų, bet čia tai mane tai faina. Geriau nusuktų. Ir gal darbiškai nori. Jūs galite konservatyvuoti tikis ir galite tikis konservatyvuoti. Čia tai galite tikis žodžiu, bet tam tai nežinau. Bet čia tai per daug neprikiškai, nes dar reikės uždaryti. Tiek nedėkit. Va tiek. Jūs atimkit šitą dėkite čia ir šitą kiškite čia. Ir ištieskit biškį. Arba jau gavosi. Kaip jūs norit, ups, man biškai šitą, bet jūs geriau nelaikyti žemyn, va tai va. Nes va to, kaip jūs taip ištrauksite miškus, kaip man ką tik. Tik atsargiai, kad nepamatytų jūs. Jūs tiesiog, kol mokėte, atsikimškit lėtai. Įsitraukit, kol mokėte nemato. Užkimškit. Tiesiog taip ant savo minkėkit. Su tepa nieko nedarot. O čia kaušis. Iki mėlyno. Kuriems gražesnio spalva parašykite komentaruose. Ar mėlynant ar rožį. Gerai, mes dabar turim eiti prie kitokį. Ai, vai. Gerai. Pasidedam, kur aš jūs parodžiu, tai pasidedam. Staiga čia. Toliau, kad čia dabar pavyzdžiui. Kadangi su šitu aš net spausdinčiau šito, tai varom su žirklėm.
Padarėm skylės. Sakyčiau, kitiem labiau sekasi. Bet čia tai mano pirmas video, kaip gaminu mokyklai kažką tai. Ups, perdariau. Tokia bloga kamera, bet žinau, kad čia ne mano tėvas, ne mano ta kameras, kurią dažnai filmuoju. Čia mano mamos tėvas. Aš iš tikrųjų neturiu siūlų. Oh my god. Įkišiu ir sakau siūlą, tu ten pačiu. Kokią turiu? Bet čia gali nebūti ir mokyklai. Aš galiu piešinius nusipiešti. Žodžiu, man šitas nepavyko pasėję. Gerai padariau, kad tai būtų gražiai, nes kad tai man neišeitų. Ir man dabar reikia siūlo, tai palaukit biškį.